Labas, labai smagu, kad prisijungiai. Šventas raštas mus ragina atnaujinti savo protus Dievo žodžiu. Todėl kviečiu klausytis pamokslo ir tebūsi šiandien juo labai palaimintas. Šią savaitę prie tėtės kojų nemažai laiko praleidau ir jaučiu kaip jam mes rūpim. Ir meldžiausi ir nešiau jam savo problemas, nešiau jam savo nelabumus kažkokius, tai savo tos blogas patirtis. Ir tikrai jaučiau, kaip prie jo galima pabuvus, po to pasitraukus, jauties visai kitaip ir pagijęs, ir nuplautas, ir išklausytas. Ir prašiau tėčio, kad duotų žodį savo bažnyčiai ir gavau žodį iš jo. Ir jo valia, kad jo vaikai matytų, kaip yra iš tikrųjų. Nes mes labai dažnai susigalvojam, kaip turėtų būti, arba galbūt buvom išmokinti kažkaip neteisingai kažką suvokdama, ir aš taip pat lygiai skaitydamas žodį kartais visai netaip suvokiu, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Bet žinot, tik atėję pas tėtį, gavę tą tikrą apreiškimą iš jo lūpų, mums atsiveria kur kas daugiau, negu mes matom. Ir tėvas, jisai nori, kad mes matytumėm daugiau, jis nori, kad mes matytumėm jo akim ir nori, kad mes matytumėm taip, kaip iš tikrųjų yra, o ne taip, kaip mes galvojam. Ir šiandien aš noriu kalbėti apie prakeikimus. Prakeikimus apskritai ir apie kartų prakeikimus taip pat. Mes labai dažnai turim tokį įdomų mąstymą, tikintis į Jėzų, mes turim tokį atrodo, kad mums jau viskas yra gerai, mums nieko netrūksta, mums prieš nieką nereikia kovoti, mes atsibundam, šėtonas krenta mums po kojų, mes jį sumindom, einam savo į darbą, linksmi, patenkinti, bet realybė iš tikrųjų visai kitokia. Mes labai dažnai susiduriam su pykčio kažkokiais tai protrukiais, kiti netgi turi kažkokių tai priklausomybių, tikintis, įsivaizduoti, tikintis turi priklausomybių ir labai didelis procentas tikinčiųjų turi priklausomybės. Ir netgi galiu taip galbūt netgi ausį čaižinčiai pasakyti, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, pornografijos problema tarp vyrų bažnyčioje yra didžiulis procentas. Anksčiau dar buvo galima sakyti, kad moteris yra apsaugotos nuo šitos problemos, bet žinau, kad jau šiais laikais yra viena iš 3 moterų pagal statistiką, kuri priklausoma nuo pornografijos. Ir mes matom, mes kalbam apie tikinčiuosius, kalbam apie krikščionius, kurie yra nuplauti Jėzaus krauju. Ir jau mums atseit tikriausiai viskas turėtų būti gerai, bet iš tikrųjų mes esam pilni problemų, mes ateinam prie Jėzaus ir pamaželiais, žingsnis po žingsnio įeinam į tą šventumą. Nes jeigu Dievo žodėje yra parašyta taip, kokia yra Dievo valia? Dievo valia yra mūsų šventėjimas. Tai ne šventumas dabar, kad aš jau tapau šventas, bet šventėjimas. Reiškia, po truputį mes šventėjam, mes atrandam po truputį tas tamsias vietas mumise ir mes jas nugalim. Mes jas nugalim su Dievo jėga, su Jėzaus krauju, maldoj, pasninke, bendruomeniai, kartais ir kambarėlį, 1-2 su Dievu. Tai va, ir Dievas nori, kad mes apie tai kalbėtumėm. Reikia sulaužyti, sudaužyti tą mitą, kad krikščioniui absoliučiai nieko netrūksta ir jisai viskuom visada patenkintas ir jam jokių problemų niekada neiškyla. Tai yra mitas. Tokį užsirašiau šiandien, mėgstu paguglinti anekdotus ir krikščioniškus anekdotus. Ir atradau tokį visai gana juokingą. Žodžiu, tokia Anglijos užeiga, užeina benamis ir jisai, pabeldžia į duris, tos užeigos pavadinimas Džordžas ir drakonas. Žinot, Anglijoje būna tokie įdomus tų užeigų pavadinimai, ten Lapinas, ten, visokie tokie būna įdomus, liūtas ir ten, žodžiu. Ir dar kažkas, tai va čia buvo Džordžas ir drakonas. Ir jisai pasibeldžia į duris ir atidaro duris moteris ir sako, ko? Ir tas benamis sako, gal galėčiau kažko tai užvalgyti. Ir jinai, ten ant jo, išpeikė jį, ten išrekė, iškeikė belenkaip.
ir prieš nosį uždarė duris, trenkė durim ir nuėjo. Tada benamis vėl pasibeldžia duris, vėl to moteris atidaro. Ko, sako? Tas benamis, sako, gal galėčiau su Džordžu pasikalbėti. Ir man jisai buvo visiškai tema. Nes žinot, kas būna? Mes esam dažnai ir Džordžas, ir drakonas. Ir kartais mes būnam drakonas, kartais mes vienas kitam būnam drakonai, o kartais iš niekur išeina toks Džordžas. Ir tas Džordžas yra tas gerasis, tas pukuotas, tas švelnus, tas mylintis, tas suprantantis, tas išklausantis, tas šventas. Bet kažkodėl kartais iš mūsų išlenda ir tas drakonas. Ir tą drakoną mes turim kažkokiu tai būdu nugalėti. Psalmių knygui 112 psalmė nuo 1 iki 3 eilutės, jinai skamba šitaip. Girkite viešpatį. Mes šiandien jau giriam viešpatį. Palaimintas žmogus, kuris viešpatės bijosi ir jo įsakymus labai mėgsta. Jo palikuonis bus galingi žemėje, palaiminta bus dorųjų karta, jo namuose bus gerovė ir turtai, jo teisumas pasiliks per amžius. Mes matom čia ką? Palaiminimą per kartas. Mes matom, kad jo namuose, jo kartos, jos bus palaimintos. Mes matom, kad Biblijoje yra užregistruota, kad palaiminimai eina per kartas. Bet taip pat, žinokit, eina ir prakeikimai per kartas. Žiūrėkite, Evangelijoje pagal Matą 27 skyriui, nuo 24 iki 26 eilutės parašyta šitaip. Prisimenat, kai Jėzus stovėjo prieš Pilotą ir izraelitai šaukia, ne jį, duokit mums Barabą. Pilotas pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis tik didėja, paėmė vandens, nusiplovė rankas minios akivaizdoje ir tarė, aš nekaltas dėl šio teisėjo kraujo, jūs žinokitės. Ir tada visi žmonės šaukia, jo kraujas tikrinta ant mūsų ir ant mūsų vaikų. Tada jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinės atidavė nukryžiuoti. Aiškia, žydai įsirenka Barabą, o nori nukryžiuoti teisui. Dar kažkur tai Biblijoje, man atrodo, laiške Hebrajams yra parašyta, kad kai mes sąmoningai nusidedam, mes vėl kryžiuojam viešpatį. Mes vėl jį nukryžiuojam, mes vėl jį pasmerkiam tarsi. Ir žiūrėkit, kaip sako, te krenta ant mūsų ir ant mūsų vaikų. Ir mes žinom iš istorijos, mes žinom, kad nuo to momento 70 metų praeina, romėnai nušluoja nuo žemės paviršiaus visą Izraelį, visą Jeruzalę ir izraelitai palieka be namų. Ir net 2000 metų jie gyvena visiškam prakeikime, kol ateina Dievo žodis, pranašystė, laiku įsipildanti pranašystė ateina ir sako, per vieną dieną gims tauta. Ir tada per vieną dieną vėl atgimsta Izraelis, 1908 metais. Jis vėl atsiranda, jis vėl įgauna valstybės statusą. Žydai buvo išmėtyti po visą pasaulį ir jie vėl po truputį grįžta namo, grįžta į savo žemę, grįžta į tą pažadėtą žemę, kurią kažkadaise Jozuė su 12 Izraelio giminių užkariavo ir įėjo. Ir žinot, toks įdomus dalykas, mes sakom šitaip, kaip krikščionis gali turėti prakeikimą. Aš kalbu ne apie išgelbėjimą, čia yra neišgelbėjimo klausimas. Mes esame išgelbėti per Jėzų, mes esame išgelbėti per jo auką, per tikėjimą ir tai yra Dievo malonė, tai yra Dievo dovana, kurią mes gaunam per tikėjimą ir mes jau esam išgelbėti. Žinot, kaip tokia asimiliacija aš randu, kai Dievas išėjus izraelitams iš Egipto pažada pažadėtą žemę. Ta žemę, kuri plūs pienu ir medum, taip? Ten nusiunčia jisai šnipus, jie ten grįžta su vynuogių kekėm ir jie sako, wow, tikrai pienas teka Izraelyje ir medus. Tai aišku, tai savotiška simbolika, bet reiškia, ta žemė yra palaiminta, jinai yra derlinga, jinai tikrai yra labai labai gera. Bet ką reikia padaryti Jozuei įėjus į pažadėtą žemę, į tą pažado žemę? Jam ją reikia užkariauti. Jam ją reikia paimti, pasimti. Ir net jėga pasimti. Aš žiūrėkit, čia užsirašiau tokią vietą. Biblijoje parašyta, Evangelijoje pagal Matą 11:12. Aš anksčiau galvodavau, ką reiškia šita vieta. Vat parašyta šitaip, Evangelija pagal Matą 11:12. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė grobama ir stiprieji ją jėga ima. Stiprieji ją jėga ima.
Ir vėl sakau, paliekam išgelbėjimo klausimą. Išgelbėjimo klausimas yra neklaustinas, mes jį turim. Mes esame išgelbėti. Jau yra toks parašas Dievo, kad aš jį išgelbėjau, nes jisai priėmė mano sūnaus auką, jisai jo auką padarė savo auką ir mes mylim Jėzų, bet mes kalbam apie prakeikimus, mes kalbam apie visišką krikščionišką laisvę, mes kalbam apie tikrą šviesos gyvenimą, apie tą šventėjimo procesą, apie palaiminimus, bet ir apie prakeikimus, nes mes tą prakeikimą, tą tamsią vietą į savęs turim išimti kartais net ir jėga. Kartais net ir jėga. Ir jie įeina į pažadėtą žemę. Ir ten yra visokios tamsios tautos. Dar dažnai mes sulaukiam tokių klausimų, tai kaip dabar Dievas išstūmė tuos, kurie ten seniau ten gyveno, žodžiu. Jie nebuvo angelai, jie nebuvo šventi žmonės, jie buvo antiek susivarę, antiek susitepę žmonės. Santykiavo su gyvūnais, degino vaikus, prievartavo vienas kitą, kanibalizmas ir visa kita, viskas, kas netyra, viskas, kas baisu. Ir tokias tautas Dievas išstūmė iš tos žemės ir netgi ne Dievas, bet izraelitai su Dievo palaima, su Dievo palaiminimu, su Dievo uždanga. Mes net matom tokį vieną įvykį po Jericho, kai vieni iš izraelitų pasiema Dievui paukoti paimtų dalykų ir pasislėpia po savo palapinę. Ir kas matom, jie eina į sekančią žemę, kurią reikia irgi išstumti ir užkariauti, ir jie jos negali užkariauti. Dėl ko? Dėl to, kad Dievas nuo jų pasitraukia. Dievas patraukia savo apsaugą nuo jų. Ir jie negali įveikti Ajo miesto. Dėl to, kad izraelitų stovykloje yra nuodėmė. Toj stovykloje yra tamsumas kažkoks. Ir Dievas pasitraukia. Žiūrėkit, šitas hebrajiškas žodis prakeikimas, jis yra arar. Arar reiškia apsaugos patraukimą. Reiškia, tu pasitrauki nuo Dievo apsaugos. Prakeikimas tik tai ir tai reiškia. Mes dažnai galvojam, kad prakeikimas yra kažkoks ten užkalbėjimas ar ten dar kažkas tai. Visai ne taip. Tiesiog, jeigu tu įeini tenai, kur tau nereikia būti, ant tavęs jau yra, nuo tavęs jau pasitraukia Dievas, nes jisai sakė, tau negalima tenai eiti, ir jisai pasitraukia nuo tavęs, ir ant tavęs ateina tamsumas, ant tavęs ateina tamsybė. Ir tokia asimiliacija tos pažadėtos žemės ir šiandieninio mūsų gyvenimo lygiai taip pat. Lygiai taip pat. Bet mes dar kalbam apie kartų prakeikimus. Ir žiūrėkit, kaip ateini pas daktarą su kažkokia tai problema, ar pavyzdžiui, tu žinai, kad yra kažkokia tai širdies tavo problema, tu ateini pas daktarą ir daktaras labai dažnai tavęs klausia, ar jūsų šeimoje taip pat yra šeimos narių, artimų, mama arba tėtis, arba mamos mama ten, ar jūsų giminėje yra tos pačios lygos. Nes mes matom, kad tai yra genetika, tai yra tarsi užkoduota tavo genetiniam kode, kad yra tam tikros lygos iš šeimos į šeimą. Mes matom priklausomybės eina iš šeimos į šeimą. Pavyzdžiui, alkoholizmo. Mano tėčio tėtis buvo alkoholikas, mano tėtis buvo alkoholikas ir aš buvau priklausomas nuo daugybės kitų priklausomybių. Taip pat ir nuo alkoholio, taip pat ir nuo pornografijos, taip pat ir nuo kitų narkotikų. Reiškia, priklausomybės eina iš kartos į kartą. Skyrybos eina iš kartos į kartą. Tarsi mūsų vaikuose užsikoduoja kažkokią tai nematomą žinutę išsiskirti. Ir žinot, kada žmonės įeina į tą prakeikimą, kai yra trigeris kažkoks tai. Lygiai taip pat su lygom, su kažkokiam tai psichologiniam lygom taip pat. Jeigu tavo šeimoje buvo psichologinių kažkokių tai lygų, tai žinok, kad ateityje, jeigu bus kažkoks tai reikiamas trigeris, kažkoks tai reikiamas momentas, ta lyga iš tavęs išpuls. Ta lyga ateis, jinai iš kažkur tai iššoks. Tai reikalingas trigeris. Ir lygiai taip pat su priklausomybėm, su skyrybom yra dažniausiai kažkoks tai trigeris. Ir jisai būna toks mažas kartais. Nuo mažyčio trigerio kartais ateina skyrybos. Pasakyk, kas yra trigeris. Trigeris. Kažkoks tai momentas, kai, trigeriuoja. Kažkokia tai priežastis. Jo. Susidėlioja kažkokie tai dalykai gyvenime ir bam. Ir tu įeini į tą kartų prakeikimą.
Ir tai yra bibliška. Pažiūrėkime Abraomo istoriją. Kai Abraomas ateina į Egiptą, nes Kanano žemėje vyksta badas, jis eina į Egiptą ir jis bijo faraono ir jo patikėtinių ir jis sako, žiūrėk, davai pameluojam, tu ne mano žmona, tu mano sesė. Ir jis pameluoja faraonui ir ateina prakeikimas faraonui ir jis išveja Abraomą už šitą melą. Bet mes matom, kad ir Izaokas lygiai taip pat meluoja, jis ateina pas kažkurį tai karalių ir sako, Rebeka yra ne mano žmona, Rebeka yra mano sesė, o po to pasislėpęs ten bučiuojasi kažkur tai ir tas karalius pamato ir, wow, ką tu padarai, kodėl tu meluoji, kodėl tu tokį prakeikimą ant mano šalies nori uždėti. O ką mes matom apie Jokūbą? Gimsta Jokūbas ir Ezavas iš Rebekos. Ezavas iš viso nueina į kitą pusę, o Jokūbas tampa melagis, jis pasiema Ezavo palaiminimą, pirmagimystės palaiminimą pasiema, apgauna savo tėvą, apgauna su mamos pagalba ir tampa melagis. Ezavas sako, teisingai tave pavadino, tu esi melagis nuo pat gimimo. O ką mes matom, Jokūbo sūnus padaro? Jie meluoja Jokūbui apie jo sūnaus mirtį. Ir melas eina iš kartos į kartą ir tai yra taip rimta, tai yra tamsu, visiškai tamsu. Dovydas, mes dažnai sakom, Dovydas tai jau yra, wow, karalius. Jau į jį tai galima lygiuotis. Aš įsivaizduoju, kai Saliamonas ateina pas Dovydą ir sako, Dovydai, tėti, o kaip tu su mano mama susipažinai? Tai, žodžiu, išėjau į stogą ir pamačiau tavo mamą. O, geras, kaip romantiškai, geras, visiškai ten romantiškai, žodžiu, tavo mama maudėsi nuoga. Tai, visko pasitaiko, visi pasižiūrim į kairę arba į dešinę, jo, taip atsitinka, bet aš gimiau, bet jinai jau turėjo vyrą. Bet kaip ten gavosi, kokios ten skyrybos, žodžiu, aš jį turėjau nužudyti. Ir ateina neištikimybė. Tokia neištikimybė. Mes dar dažnai, taip skaitom, taip padrikai tą vietą ir galvom, nusidėjo Dovydas. Bet jis vis tiek pagal Dievo širdį. Ne, jisai vijosi Dievo širdį, jis nebuvo kaip Dievo širdis. Pas jį nebuvo kaip Dievo širdis, jisai vijosi Dievo širdį, net nusidėjęs. Jisai vis tiek bėgo pas viešpatį ir ieškojo jo širdies ir ieškojo jo kelių. Kaip ir mes. Tikiuosi. Dovydas, aš paguglinau, turėjo 8 žmonas. 8 buvo Batšeba. Aš kažkaip tai nenoriu sakyti, kad Batšeba buvo teisėta jo žmona. Ir aš norėčiau ją kaip ir išbraukti iš jo žmonų skaičiaus. Ir kažkaip norėčiau sakyti, kad jo žmonų skaičius buvo 7. Vau, ne? 7. Žinot, kiek Saliamonas turėjo žmonų? 700. 700. Ir tai ne juokas. Mes kalbam apie prakeikimą. Tai yra prakeikimas. 700 žmonių nėra palaiminimas. Žmonų nėra palaiminimas. 7 žmonos nėra palaiminimas. Mes matom prakeikimą iš kartos į kartą ir tai yra tai tamsu. Aš šią savaitę buvau prie jo kojų ir aš verkiau, nes aš supratau, kad mano gyvenime yra daug prakeikimų, kuriuos aš jau matau ant savo sūnų, kuriuos aš jau matau ant savo vaikų. Matot, kaip mes dažnai galvojam, kad kai mes ateinam pas Jėzų, visi prakeikimai nuo mūsų tiesiog nukrenta. Jie tiesiog nuo mūsų nusipurto kažkaip tai, antgamtiškai. Bet jie nuo mūsų nenusipurto antgamtiškai. Mes juos pastebėję turim jiems sakyti ne, kariauti su Jėzaus vardu, pasninkų malda, bendruomenės malda ir taip nešti į teismo salę pas Dievą. Ir prašyti, Dieve, kalbėk palaiminimą į tą prakeikimo vietą, kur aš turiu prakeikimą. Bet ateinam nuolankiai, nes mes žinot, dar kaip dažnai esu girdėjęs, bet tai palauk, bet taigi aš jau atgailavau vieną kartą. Aš jau matau, kad tavo pozicija yra išdidi. Reiškia, tu atėjau pas Dievą, čia atgailavau vieną kartą ir to užteks. Santykis turi būti pagarbios baimės santykis, o ne aš jau atgailavau. Ne, viskas priklauso nuo tavo širdies, aišku. Aišku, kad atgaila turi galingą jėgą. Aišku, kad kartais užtenka vienos atgailos, bet kartais neužtenka vienos atgailos. Pavyzdžiui, kai kalbam apie priklausomybės. Atgailavom sekmadienį, atgailavom vėl kitą sekmadienį. Kad ir, pavyzdžiui, dėl alkoholizmo, pornografijos ar dar dėl kažko.
Štai jau yra prakeikimas. Neina kažkaip tai nusijimto, neina kažkaip tai nusipurtyti. Neina kažkaip iš to išlipti. Bet mes vienas prieš kitą tokį vaidinam, wow, čia mums viskas gerai, mums viskas tvarkoja. Šypsomės, keliam rankas. Ir aš įsigandau, ne tai, kad įsigandau, bet kažkaip susijėmiau. Atnešiau Dievui šią savaitę pyktį. Pykčio nevaldymą. Tarp vaikų. Tarp manęs ir vaikų. Mane kartais taip greitai išmuša iš vėžių mano vaikų arba neklausimas ar dar kažkas ir aš kažkaip iš kažkur išburbuliuoja tas pyktis ir aš pakeliu ant jų balsą. Ir aš pastebėjau, kad aš negaliu to suvaldyti ir aš supratau, kad tai yra mano tėčio dalykas taip pat. Ir taip pat supratau, kad tai yra mano tėčio dalykas, nes mano tėtis augo lygiai taip pat, kaip aš augau savo tėčio šeimoje. Aš supratau, kad tai yra arba išmoktas elgesys, jeigu galim taip įvardinti, arba tai yra prakeikimas. Nes aš jau šiandien mokinuosi kitokio elgesio. Ir aš sakau, tėti, tėve, Dieve, aš šituo pasninku pašvenčiu tau save, kad tu nuplautum nuo manęs per kartas einantį vyrų pyktį. Ir aš po šitos maldos pajutau kažkokį palengvėjimą. Tarsi dalies mano širdies nėra, kurią aš anksčiau turėjau, tos vietos tarsi nėra. Man pradėjo pavykti susivaldyti. Nes anksčiau be šansų niekaip neišeidavo. Tiesiog atėjo toks tamsus momentas, gal mėnesis laiko, kai aš negalėjau, aš pradėjau netgi nemėgti savo berniukų. Ta prasme, tai yra normalu. Kartais nemėgti savo vaikų. Nenormalu, bet tai pasitaiko. Teisingai? Teisingai sakau. Mamos, tėčiai, padėkit, help. Jaučiuosi vienišas šitoj vietoj. Taip, ir jeigu tu užsibūni toj vietoj, toj užknistumo, vietoj, tu gali pradėti jų nebemėgti. Ir aš užsibuvau toj vietoj. Ir tada aš turėjau pas savo tėvelį nešti šitą problemą ir tėtis nuo manęs ją nuėmė. Pasninkų. Turėjo vykti kova pasninkų. Pirma pasninko diena buvo, visas atrodo pragaras iš manęs prasiveržė. Pirmą dieną pasninko. Aš galvojau, wow, ne tai, kad aš buvau alkanas. Aš galiu ištverti, nevalgyti ilgiau. Ilgiau nei 1, nei 2, nei 3 dienas galiu. Bet ten buvo antgamtiška. Aš jutau tamsą, jutau kaip kažkas manį kunkuliuoja, nori veržtis, nori daryti kažką negero, grįžti kažkokios piktos mintis, net apie tą pačią pornografiją, apie dar kažką, tai visos piktos mintis kunkuliuoja smegenyse, viduj kažkas tai vyksta ir aš tiesiog sukandau dantis ir sakau, Dieve, šitas pasninkas yra tau ir aš ištversiu, žinot, kaip dažnai buvo, sako, tai eik po galais valgyk, jeigu tu čia jau nebelaikai to pykčio. Toj vietoj to negalėjo būti. Aš šventai pažadėjau Dievui, kad aš laikysiuos tų 3 dienų ir jas reikėjo išlaikyti. Ir žinot, kas atsitiko? Pirma diena buvo pragaras, 3 diena buvo kažkas antgamtiško, nuėjo nuo manęs. Ir jo, žmona gali paliudyti, nebėra nervo, kažkokia ramybė atėjo. Jau galiu pasakyti, žiūrėk, dabar yra laikas susikaupti, dabar aš noriu susikaupti ir viskas. Ir žinot, ir tai nėra, kad kova ir pasibaigė. Žinot, nepalengvėja netgi. Vis tiek pirmus 2 kartus nepasakyti yra be galo sunku. Bet po 5, 6 tikrai palengvėja. Tikrai palengvėja. Aš matau vienišų mamų epidemiją. Vienišos mamos. Ir tai epidemija. Ir aš tai galvoju, tai yra kartų prakeikimai. Vėl ta pati pornografija, visos kitos priklausomybės. Aš matau, kad tai yra kartų prakeikimai. Savižudybės. Šeimose aš matau, kad tai yra kartų prakeikimai. Aš matau, kaip puliuoja ir daugiau puliuoja, ir mes leidžiam velniui laimėti. Mes leidžiam šėtonui laimėti. Žinot, kai vyko tas nusidėjimas, tas nešventumas prieš Izraelitam einant į Ają, Jozuė
su Dievo pagalba išsiaiškino, kuris nusidėjo. Ir tą, kuris nusidėjo, reikėjo pašalinti. Mes dabar vienas kito neturim šalinti. Mes neturim vienas kito pašalinti dėl vienas kito nuodėmių. Bet nuodėmę mes turim šalinti. Ir mes matom, kai tik pašalino, izraelitai toliau galėjo eiti ir užkariauti visas likusias pažadėtas žemes. Šiandien turim užduoti savo klausimą, kokias žemes man dar Dievas davė paveldėti, bet aš jų nepaveldėjau. Kokius pažadus Dievas į mano gyvenimą kalbėjo, aš dar jų nematau išsipildžius dėl kažkokių tai priežasčių. Koks rūkas ant tavo akių, kurį reikia prasklaidyti? Kas vyksta tavo gyvenime, kur dar tau reikia laimėti? Laimėti, jėga laimėti. Aš jau užsirašiau tokią vietą. Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryžto, tardamas. Aiškia, neprarasti ryžto. Ir sakau, mes gyvenam tuo laiku, kai mes gyvenam vienos maldos laiku. Arba vieno mygtuko paspaudimo laiku mes gyvenam. Kai mums atrodo viskas tiesiog turi būti nuo vieno paspaudimo. Mes vieną kartą paspaudėm ir štai prisistatė Amazon Prime sekančią dieną prie mūsų durų. Bet krikščionybė nėra tai. Mes iš krikščionybės to negalim padaryti. Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryžto, tardamas. Viename mieste buvo teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno našlė, kurie vis eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo savo priešininko, apgink mane nuo mano priešininko. Jis kurį laiką nenorėjo, bet po to tarė savo, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė neduoda man ramybės, apginsiu jos teisės, kad ji vieną kartą atėjusi man akių neišdraskytų. Ir viešpats tarė, įsidėmėkite, ką pasakė tas neteisusis teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgins savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi dieną ir naktį. Ir dėls jiems padėti? Sakau jums, jis apgins jų teisės labai greitai. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus bėra žemėje tikėjimo? Kaip išbandomas tikėjimas? Kaip atrasti žmoguje tikėjimą? Aš galvoju šitaip. Per tylą. Per tam tikrą laiko tarpą. Per kančią. Per skausmą, per neatsakytą maldą, per ne dabar atėjusi palaiminimą. Tikėjimas jisai auga išbandymuose, tikėjimas auga sunkumuose. Kai tu nusprendi šlovinti Dievą, nors tau nelabai dabar sekasi. Kai tu nusprendi garbinti viešpatį, nors tu negavai atsakymo dar iš jo. Kaip ir su tais prakeikimais. Jo, Dieve, nusidedu. Jo, Dieve, kamuoja mane šitą priklausomybę. Aš ateinu pas tave, aš tave vis tiek šlovinu. Nekenčiu šitos priklausomybės, bet aš ateinu ir aš vis tiek tave šlovinsiu. Ir aš vis tiek tave garbinsiu, kol vieną dieną tu apginsi mano bylą, kol vieną dieną patrauksi nuo mane šitą priklausomybę. Nenaglai ateiti į Dievo teismo salę, kur mes kartais sakom, trauk iš čia savo tos sparnus, angelai, palauk, aš einu su Tėvu pasikalbėti. Pagarbiai, su baime, prašau to ne savo, iš vis net nenoriu prašyti. Žinot, kaip tas tokia attitude galim pasitikrinti, kaip fariziejus meldžiasi ir muitininkas meldžiasi. Muitininkas net negali pakelti akių. Jis daužosi savo per krūtinę ir sako, Dieve, pasigailėk manęs. Dieve, pasigailėk manęs. Nuimk nuo manęs, nuimk nuo manęs, nuimk nuo manęs. Pasigailėk. Mes dažniausiai ateinam prisirinkę raudonų pliusų
žalių pliusų kažkokių tai, netgi sekmadienis, o šią savaitę ištvėriau, buvo bevenkos geras. Wow, nepykau ant žmonos, nešaukiau ant vaikų, negeriau, ten, žinai, dar kažko, nu, žodžiu, įsivardinkit. Šiandien galiu jau normaliai pašlovinti. Kas per nusiteikimas? Ne, šiandien šlovinsiu dėl Jėzaus, dėl to, kad Jėzus mirė už mane, dėl to, kad Jėzus kentėjo už mane, dėl to, kad aš ateinu ne savo šventumo pagalais, aš ateinu dėl to, kad Dievas yra geras, Dievas buvo geras su manim, leido man šiandien ateiti. Žinot, kad kiekvieną kartą, kai mes čia ateiname, vyksta didžiulė dvasinė kova. Mes to nepastebim, mes tai labai labai stipriai nuvertinam, bet net ir Bibliją atsiversti yra dvasinė kova. Kiekvieną kartą pakelt maldą Dievui yra dvasinė kova. Ir jau yra pergalė, jeigu tu šiandien meldėsi. Ir yra didžiulė pergalė, jeigu tu atėjai į šventųjų susirinkimą, nes ne visi šiandien atėjo. Kiti net išėjo. Nes jie buvo nugalėti. Bet su dovana yra ne taip, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirė daugelis, vėl matom kartas, tai tuo labiau Dievo malonė ir malonės dovana per vieną žmogų, Jėzų Kristų, gausiai atiteko daugybei. Vienam iš mūsų. Ir žinot, ką mes šiandien turėtumėm sakyti? Tie, kurie matom prieš save kažkokį tai kartų prakeikimą. Sakau, įsivardinkim, please, paieškokim širdį, nežinau, nesimesinėkim giliai širdį, nebijokim tų prakeikimų dabar taip, kad mes bijosim rytoj atsikelt. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų mokamės įvardinti, žinom, kur straglinam, žinom, kur yra sunkumai kažkokie ir matom, kad tie sunkumai buvo mūsų tėvų sunkumai. Ir tada sakom, su manim te sunkumai tegul pasibaigia dabar. Kad į mano vaikus ateitų palaiminimai. Kad su manim šitie prakeikimai ir sustoja. Jo, ir vyrai. Jo, vyrai ir moteris irgi, bet vyrai. Pasielkim vyriškai šitoje vietoje. Ir sakom, enough, viskas. Nuo manęs pasibaigė tai, ką darė mano tėtis, tai, ką darė mano tėčio tėtis. Mano tėtis buvo alkoholikas, aš nebūsiu alkoholikas. Ir mano vaikai jokiais būdais nebus alkoholikai. Mano tėtis visiškai nusivažiavo, aš nebenusivažiuosiu ir mano vaikai jokiais būdais nenusivažiuosiu. Su manim tai baigėsi, nes aš šito nebjaurybę matau tavo planą. Tu nori, kad ir mano vaikai būtų tokie. Ir po to jau jų vaikų vaikai. Ne, su manim out, taškas, brūkšnys, raudonas, Jėzaus Kristaus brūkšnys, raudonas. Viskas nuo manęs pasibaigė. Nuo manęs tai pasibaigė ir aš skelbiu kovą. Skelbiu vyrai, kovą. Eikit į kovą, moteris taip pat į kovą. Jūsų mamos, jūsų tėvai lygiai taip pat. Su manim jie užsibaigė. Ir mes sakom, Dieve, kalbėk dabar palaiminimą šitoj kraujo kartoj. Mano kraujo kartoj. Ten, kur yra tamsumas kažkoks, tai mano kraujo kartoj. Dieve, prašau, kalbėk savo palaiminimą, kalbėk savo pažadą. Senajam testamente yra 3 asmenys, kurie atgailavo ne už savo nuodėmes, bet jie atgailavo už savo šeimos nuodėmes, už savo tautos nuodėmes. Tai buvo Danielius, Ezra ir Nehemijas. Jie kelia maldą tokią, jie sako, Dieve, viešpatie, atleisk už mano tėvų nuodėmes. Atleisk už mūsų tėvų nuodėmes. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org /paremk.